Sveikinu su pirma pergalė čempionate. Sakykit, kaip stipriai rungtynių planus su Jaukianos trauma per apšilimą? Tai ačiū už sveikinimus jo. Tai buvo istorinė pergalė Lietuvos ledo rituliui, nes šios amžiaus grupė mes pirmą kartą dalyvaujam tokio lygio pasaulio čempionate. Aišku, Anos traumą mes nesitikėjom, nes per apšilimą gavom traumą. Iš pradžių net nesupratom, kame reikalas, bet po to privažiavom, pamatėm tą kraupų tokį vaizdelį. Daktarai viską padarė, nuvežėme į ligoninę. Aišku, reikėjo greitai mums pakeisti sudėtį, apkeisti kai kurias žaidėjas, padarėm surinkimą, viską pakeitėm ir puikiai viską suveikė. O kokį didžiausią potencialą matote rinktinėje po šių rungtynių? Apie potencialą dar anksti šnekėti, nes tai pirmas varžybos. Mes nesam labai ilgą laikotarpį su panelėm, savaitę tik turėjom tam pasirašymui. Svarbiausia buvo joms pateikti mūsų taktinius visus piešinius, kad jos stengtųsi tą įvykdyti. Merginos stengiasi, darė, kai kas išėjo, kai kas neišėjo, bet svarbiausia, kad jos stengiasi ir jos girdi, ko mes iš jų norim. Tai galbūt galite pakomentuoti, ką reiktų taisyti iki kitų rungtynių ateityje? Aišku, mes jom ir video medžiagą, ir ant lentos papiešim visas mūsų užduotis, ką mes norime, bet dar kartą kartuoju, šitas procesas jisai ilgas yra, čia ne vienos procesas ir su tokiais turnyrais panelės tik tobulės. Ačiū.